Dar kartą truputį pasižiūrėjau Mariaus video, tai supratau dabar problemą, kad jisai dar bandydavo derinti šitą YouTubinimą ir darbovietės, bet aišku, kad nesuderinama, tai aš su šitu jau labai seniai susiduriu. Aš savarankiškas blogeris nuo 2014, nuo 2010 dirbau laikraščiuose, kur mes rašydavome taip, kaip yra. Rašydavome tai, ko niekas nerašė. Ir paskui dar tą savarankišką teisinę veiklą. Ir tada tose darbovietėse, ypač jeigu jos valstybinės kokios ar savivaldybinės, tai tau labai aiškiai pradeda daryti kliūtis, kenkti labai siaubingai, taip kad tu net nebenori ieškotis tokio darbo. Tai paskui jau ten ir laikraštį pradėjo kenkti labai baisiai, tai paskui iš blogerinimo neįmanoma buvo kažkaip tai paimti pinigų, neišeidavo man. Ir dabar sunku, vat kažkas užeina žiūrovams ir net patys ištikimiausi, ir jie nepaaiškina tau, jie toliau liktai dalyvauja, paskui dar net būna ir dingsta dalyvavimas, dingsta komentarai, nieko nerašo, sėdi kampe, užpykę, užsišikę ir kažkas juos nematoma ranka valdo. Ar čia vat negali priimti fakto, kad pasakiau, kad Jonaitis taip su dešiniaisiais tenais trynėsi, su Amerikos šitą iš saugumo departamento tokiu kuratorium trynėsi, paskui jau pasidarė kažkoks atseit kairysis, nu tai čia apsimokanti yra tema. Bet kad susiduria, kad darbovietės nenori, tai čia nieko naujo, tai viskas yra suprantama. Bet Marius dabar yra super blogeris, viskas jam bus gerai, pas jį didžiulis yra žiūrimumas, viskas jam bus gerai, aš jau per pelkę linkėjau jam viso ko geriausio. Tai yra iš tikrųjų netoks žmogus, ant kurio pradėti varyti. Aš dabar geriau supratau, kad kažkas kaip tenais su darbu atsitiko ir jiems sunku tiesiog, nes šeimą reikia išlaikytis, vaikų turi. Tai kai vaikų turi, tai viskas tvarkoj, tokie aukotojai, bet čia yra Vatučio žmonės, kurie per parą 17 000 sumesdavo. Čia yra įpratę susimokėti, tai čia Mariui iš viso pasisekė. Tai pirmą Vatutis jį rekomenduodavo, paskui pradėjo lot, paskui padavė į teismą. Tai dabar su to teismu tai jis iš viso jam reklamą padarė. Bet Marius tegu nesistebi, darbovietės ir nenorės, populiaraus blogerio nenorės, nes turės spaudimą iš saugumo departamentų visų iš eilės ir Lietuvos, ir taigi ambasadose sėdi saugumo darbuotojai ir iš Amerikos, ir iš Vokietijos. Ir pažiūrėkit, ne paskutinių smuikų Prancūzija čia lošia Europoje ir Afrikoje. Ir dabar, kai su Burkina Faso, čia, kai prezidentas buvo Maskvoje, bandyta padaryti valstybinį perversmą, truputėlį padauginau lėktuvų, net ten pasižiūrėjau 100, kiek ten 13 saugojo. 113 lėktuvų saugojo Burkina Fasą, kad nepadarytų perversmo, tai Prancūzija, Makronas nupiešta šone. Tai dėl Afrikos dar jie čia. Makronas pyksta, va dėl ko jisai taip nori karo Ukrainoje. Ir nesako, taigi jis nesakys, aš pykstu ant Putino dėl Afrikos, jis nesakys šitaip. Tai čia daug yra interesų, čia įvairiausi interesai, Lietuvoje ir švedai turi interesų, ir prancūzai, ir visi. Ir jeigu tu nori teisybę sakyti, Mariau, tai jokia darbovietė tavęs nenorės ir viskas čia yra normalu, natūralu ir viskas gerai, kad kreipiasi žiūrovus, aš pritariu, žiūrovus turi labai daug, bet aš atkreipiau dėmesį į aukojimo sumas, jos yra milžiniškos. Ir dėl to prieš mane toks užvarytas mechanizmas, nes pas mane ateina, pas mane Vatučio gerbėjai ateina, pas mane per pelkės epopėją iš Op TV net atvarė Hebra, pas mane Lietuvos ryto ir Delfio žiūrėtojai žiūrėjo, kai buvo pelkės serialas. Ir jie bijo, kad atsiras didelės aukos ir didelių aukų yra buvę, žinokite. Ir pasitaiko. Ir būna žmogus šniostelna ir 100, ir 120. Ir daugiausiai iš vieno žmogaus tai virš 300 sugausi. Bet paskui jinai pradėjo keistai elgtis, akis kabinti, tai aš užblokavau. Nu, vatutiškai elgtis pradėjo. Nemalonu pasitarė. Kartais, yra toksai metodas šniostelni, kad jau tą atsargumo jausmą žmogus prarastų. Aš neprarandu jokio atsargumo jausmo. Tai va.
Tai šį mėnesį boikotas, ištikimiausi irgi labai bijo, nu, gal turi darbus, gal saugumas grasina, gali būti. Gal grasina, kad aš saugumietis kažkoks, tai gal mano banko sąskaitos yra, gal pinigus vagia bankas. Tai jūs parašykit, gal jūs siuntėte pinigus, mes negavom, nes yra buvę prieš 11 metų bankas pasimdavo mano pinigus. Tai jūs parašykit, nes aš porą perlaidų vieną gavau, bet gal negaunu. 2015 buvo, kad bankas persiųsdavo atgal tiem, kas siuntė. Bet ne, jeigu gaunu, tai tada čia ne tas variantas. Čia yra, kad užvarytas serialas, čia yra dėl mergaitės ir dėl brolio, čia yra 100%. Tačiau pasakykit man, aš turiu draugų pažįstamų kariuomenės kūrėjų, jie visur vaikšto ir didžiuojasi tuo savo statusu. O kodėl mano brolis neturėtų didžiuotis, kodėl mes neturim to didžiuotis? Taigi grėsė valstybės išdavimas straipsnis. Statija, kiek tenais nepilnamečiam mažiau grėsė, o suaugusiems sušaudimas grėsė, dėl to jie tuos nepilnamečius rėmė. Ir tie nepilnamečiai buvo labai aktyvūs, jie rizikavo. Tai kaip galima šitaip nustumti žmogų, šitaip šlykščiai elgtis, vien dėl to, kad Skaistys konservatorius, o brolis ne, o kodėl visi turi konservatorių partijoje priklausyti? Kaip čia dabar atskrenda JAV kažkokie tai atstovai, Kasčiūnas priiminėja, visos Lietuvos vardu šneka, nuo kada opozicija Lietuvos vardu šneka? Dėl Amerikos karių buvimo, nei mums čia jų reikia, nei ką, pelkių labai daug, tai kažkaip, kad neįtrauktų dar, kad vėl nebūtų čia problemų. Tai va, tai Marijui sėkmės, vatutininkam irgi sėkmės apsispręsti, ko jie nori gyvenime, ar jie nori stabą naują susirasti, kuris teisybę kalbėtų, ar sužinoti kažkokios informacijos, analitikos, reikia pasirinkti kažkaip tai ir apsispręsti. O tai Mirtina tyla, tai aš dabar negirdėjau, koks naujas serialas susuktas. Būdavo susuka kas nors serialą, papila šmeižto, purvo, visi tyliai išsigandę, paskui vėl iš lėto grįžta. Tai kam jūs taip pasiduodate? Aš sakau, aš su nieko nebendrauju, niekas apie mane jokios informacijos negali rinkti, jokios naujos informacijos nėra, apart, kad brolio duktė sukontaktavo ir Raudonasis kryžius ir paaiškėjo, kad brolis dar kartą miręs Prancūzijoje, taip parašyta vaiko gerovės byloje teisme. Aš tik tai galiu percituoti. Galiu kai kurios papirūkus paviešinti. Jum yra labai baisu, jūs nenorite žinoti teisybės, ką išdirbinėja Lietuvos ministerijos ambasados su Italijos mafija, kaip ranka plauna su Italijos policija. Baisu. Ir siuntinėja papirūkus į tarptautinius teismus, nesąmonės kažkokias ir tarptautiniam teismam tinka. Taigi šitokios nesąmonės, tai dar labiau sustiprėja ta Rusijos nuomonė, kad kažkokie slapti kalėjimai ir Lietuvoje, ir Amerikoje egzistuoja, gal ir Prancūzijoje. Niekada nepamąsčiau, gal ir Prancūzijoje egzistuoja. Gal šitą pirminę kokią informaciją, kai pagrobė brolį, gal ir rašė, kad turi dukrą. Gal ta dukra galės jį. Aš tai manau, kad negalės jį rasti. Jis yra dukra, aš tai žinai atseit sesuo, šoninis kažkoks, tai čia tiesioginis yra giminaitis. Tai aš Makrono vietų ir išniočiau, žinai, traukinį. Jeigu paaiškės koks nors slaptų kalėjimų tinklas Prancūzijoje, čia bus didelis labai skandalas. Čia greičiausiai ir paaiškės. Ir čia greičiausiai šitas ir susijęs su tokiais dalykais, nes Prancūzija vykdė apartheidą. Vykdė žmonių grobimą, yra, kad po 70 metų atsiprašė giminių. Buvo neseniai tokios istorijos, kad... Na ir ką jie išdirbinėjo Afrikoje ir ką dabar išdirbinėja, tai šitos Prancūzija, ten UK nėra nekaltos ir jos būtent nori Ukrainos kaip kolonijos. Ir dabar buvo ta nuotrauka, kur jie sėdi visi iš po to traukinio, liūdni. Ir parašyta, tai что, все dėl Trumpų, все mineralai, a nam что? A Zelenskis atsako, vam prostitutki, tam kakain. Toks anekdotas plinta. Tai visiems geros dienos. Viskas gerai yra su Marium. Ištikimiausi jo gerbėjai, aišku, normalu, kad prisideda. Išsigando, kad žmogus be pragyvenimo šaltinio. Išsigando patys savo parazitizmo matyt, kad visus metus žiūri ne 1 cento. Tai jau ten kas šniostelėjo 200, tai matyti už visus metus. Bet aš kaip paskaičiau komentarus, aš tikrai išsigandau, kokiam sumom jie aukoja ir aš prisiminiau, kaip Vatutis
Man dabar reikia 2000, man dabar reikia autobusui, man dabar reikia to, šnai iš visų pusių. Nu ir pradedi daryti, prasideda tas žiūrimumas ir tu kažko panašaus tikėsi, nu bent 10% ir tada gauni špygą taukotą, supranti. Aš tai džiaugiuosi, kad šiandien pas mane, nežinau, nu yra motyvacija vidinė. Man patinka sekti naujienas, apie jas pranešti, reaguoti, man patinka, o ką. O jeigu jums nepatinka, tai aš pati savo, kaip sakant, sam себе režisier, pati savo patinku ir tas yra jėga. Žmogus turi savo visų pirma patikti, o save realizavusiam žmogui kiti žmonės iš viso nereikalingi. Jūs galite nežiūrėti, neremti, aš vis tiek darysiu savo, aš darysiu, man labai patinka. Man patinka mano mažyva kažkokie tai gigai, kur pafilmavau balioną į 1000 sulaukiau, pafilmavau tulpę 1500 sulaukiau. Aš moku daryti peržiūros, man labai patinka. Aišku, Marius ten rašo komentaruose, kad nuo kažkelintos sekundės, nu jo, trumpi neuždirba iš viso, ilgi uždirba, bet labai labai smagu. Aš praeitam video nusimušiau, nepasakiau minties iki galo, aš dabar prisiminiau. Tai tie, kas čia pas mane nuo pernai prasidėjo parazitinės toksai specialiai, vieną pažiūri, kito nepažiūri, jie net žino, kad jeigu iki 500 bus peržiūros, tai kanalas į juodą skylę paklius. YouTube'ės feedo, jie tą bandė man padaryti, aš dabar tik tai supratau, bet mano kai kurie užbanguoja tie video, dabar po pelkės tai iš viso buvo labai stipriai ir nepavyksta nustumti į juodąją skylę mano kanalo, bet aš mačiau, kad 3 vaikų tėvelio kanalas jau į juodąją skylę YouTube'o pakliuvo, nes pas jį labai mažai peržiūrų pastaruoju metu ir pasirodo, jeigu žemiau negu 500 peržiūrų jau pakliuvęs į skylę, jau pagal paiešką tavęs neberanda. Pasijoutubinkite 3 vaikų tėvelį, nerasite, reikės mechaniškai su ranka braukti per visą feedą ir ieškoti, nėra jo iš paieškos visiškai. Pasirodo, YouTube'as nustumė tuos, kurie nepopuliarūs yra visiškai. Tai aš dabar supratau, ką jie čia darė, kad čia mes dabar specialiai mes nežiūrėsime. Nu ir nežiūrėkit, nu ir neremkit. Čiagi ne pirmas kartas, čia pastoviai tą patį daro, pastoviai skaudina ir pastoviai paskui lenda arba neištveria. Va, vieną tokią blokavau, jinai su kita paskyra man po balionu rašo, ką ir 10 klaustukų. Tai čia normalus žmogus? Tai aš paklausiau, kas tau yra, ko tu čia nesupratai? Ko tu nesupratai? Nuskrenda balionas, nufilmavau, kas yra. O tie nenormalūs, kur mieste mane persikėdavo, tai ko tu mieste, ko ne namie, ko ne laidas darai? Tai palauk, sakau, o mane remia, kad aš sėdėčiau namie ir kepčiau laidas? Pabėgo, tada grįžo, man dvacariką davė susinervinęs. Kas tavo šaltiniai? Ten varlino, tai žinau, kas šaltiniai. Tai mieste važiuoji, uždirbinėjai pinigus, tenais turgui prekiauji, persekioja. Čia neremia ir dar turgui, aš nežinau, ar Vatutė, ar Jonaitikas tai persikė, aš tai nemanau. Čia ypatingas kažkoks tai dėmesys, ypatingai nori informacijos, nekenčia, nesusimoka, paskui dar sužino, kur aš būnu mieste, dar ten eina, dar trukdo, dar persikėja. Visiškai išprotėja, vienu žodžiu. Apskritai, nu, ir ne tik aš viena matau, kad jau žmonėm visai kirdik su makaulėmis.